normalų gyvenimą. Jāatgriežas atkal pie ierastajām lietām. Labi, tad ieņem savu vietu un... Gerai, tada sėsk į savo vietą. Irmantai, tavo laikas. Na ir tiesiai šviesiai dabar man pasakyk, ar jau žinai, prieš ką balsuosi Didžiojoje salos Taip, taryboje? visada be abejo. Tiksliai žinai. Taip, žinau. Gerai. Irmantai, buvai vienintelis karys šioje Robinzono ekspedicijoje. Ir šiaip jau taip aš įsivaizdavau, kad turėjai ten, žinai, stovėti sargyboje, saugot komandą. Bet jau į salą tu pasiėmai kortas. Kodėl? Matai, Vytautai, ne vienas, o pats pagrindinis priešas ten saloje buvo nuobodulys. O pas geriausias, vienas iš geriausių net ginklų ir buvo tas būtent kortos. Dėl to jas ir paėmė. Puiku. Leis palinkėti, kad kiekvienai situacijai surastum geriausią ginklą. Ir ar esi laimingas, kad netrukus jau grįši į Lietuvą? Taip, labai. Be jokių abejonių. Taip, be abejonių jokių. Gerai, tai sėsk į vietą ir lauksim balsavimą. Ačiū, Irmantai. Jānis Dudums. Janis Dudumsas. Nu ko, Jāni, atšķirībā no Andra... Janį palyginti su Andriu saloje turėjai daugybę draugų. Vieną iš jų netgi pasiėmė kartu. Klau, Tu vienintelis iš visų vyrų neužsiauginai barzdos. Kaip to pavyko? Kā tev tas izdevās? Tas izdevās tā, ka tas Iš jūros kriauklyčių pasidariau žirklės slepenībā un ir tekant saulės kusdavausi. Tērs no gliemežvāciņiem un pēc tam, kad lec sauli, atspulgātā bāra tik griezt. Un, protams, tas bija nenovēršam, pārējie tu varēja redzēt. Tad ar to tu vismaz iztevi. Tu vis dar nesiskiri su Oška. Jā, nu vēl tev ir šī... Vargu ar tau leis pasimti ją į lėktuvą. Gal sutiktum ją kam nors parduoti? Karantīnai nederīgo inventāru, tā kā es domāju, vai tev ir pašam arī tā doma, ka vajadzētu viņu pārdot, ja? Nu, tad, es domāju, varētu uztaisīt. Gerai, galim surengti aukcioną. Cilvēki apkārt ir pietiekoši. Kā saka, ja viņam nepatīk cena, lai pastaigā pameklē, kur lētāk, vai ne? Mums ir viena kaza. Nu ko, vai kāds vēlas? Kas nori pirkti Ošką? Who wants to buy a goat? Duosiu 50 ringitų. 50. 75 ringitai. 75 vienas. 100 ringitų. 100 ringitų. 100 ringitų vienas. 125. 125. Daugiau. 150. 150 ringitų. 170. 170. Čia tik pusė kainos, daugiau nebus. 170 ringitų vienas. 2. 200 ringitų. 200 ringitų. Gal jau užteks? Reiktų daugiau. Čia dar tik pusė kainos. 200 ringitų vienas. 200 ringitų 2. 200 ringitų. Puiku. Oška parduota už 200 ringitų. Pagal valiutų kursą 6 ringitai yra vienas latas. Pirmais cilvēks, kurš Robinsons spēlē, ir vinnējis naudas balvu. Push it from backstage. Nu ko, Jāni, es domāju... Na ką, Jāni, aukcionas baigtas, sėsk į savo vietą. Na, o dabar po šių varžytinių norėčiau pakviesti Ugnę. Ugne, tu nebuvai išbalsuota kaip ir Irmantas, kaip ir Janis, jūs pralaimėjote tiesiog kovoje. Ir ta kova visiems tikrai paliko didelį įspūdį. Tu iš tikrųjų atrodė tokia švelni, trapi, tokia linksma. Bet toj paskutinėje rungtyje
Aš nežinau, galbūt šypsena palaikė tavo jėgas. Iš kur tos jėgos? Tu tikrai esi kitokia, negu taip atrodo iš pirmo žvilgsnio? Mielas Vytautai, vat būtent šypsena man ir padėjo išgyventi salose, kovoti tikrai sunkiose rungtyse. Ir net galima sakyti, ir pralaimėti buvo žymiai lengviau, kada šypsena veide švietė. Nu ir gražiau žiūrėti, kaip pralaimi su šypsena. Tikriausiai. Gerai, Ugne, jau artėja tas laikas, kai tu grįši į Lietuvą. Ar tu pasiilgai namų? Ar tu laiminga, kad tu grįši į namų? Be abejo, nors čia ir kaip gera, kaip gražu, ypač šiandien vakare, bet, norisi jau namo. Norisi namo? Taip. Gerai, ir dabar labai toks rimtas klausimas, ar tu jau apsisprendei, už ką šį vakarą Didžiojoje Salos taryboje balsuosi, prieš ką? Taip. Jo, gerai, jokių daugiau klausimų, prašau į vietą. Ačiū. Hey, Mr. Omar. Pone Omarai, kur dabar mūsų finalininkai? Finalininkai jau atplaukė, jie stovi šalia manęs. Ar galiu juos atvesti? Žinoma, veskite juos čia. Gerai, netrukus ateisim. Omaras pasakė, kad Robinzonų finalo dalyviai pagaliau atplaukė ir kad jau visai netrukus bus čia. Prieš tai ir prieš dar vieną reklaminę pauzę siūlau pažiūrėti dar vieną puikų tautinį Malaizijos merginų šokį. Na štai, pagaliau ponas Omaras pranešė Miliui, kad mūsų Robinzonai, 3 geriausiai Baltijos šalių Robinzonai jau išsilaipino į krantą ir ponas Omaras lydi juos į Didžiąją Salos tarybą. Bet prieš tai, kai pamatysime čia Kristin, Rimą ir Rano, dar tikrai puikus šokis ir prieš reklaminę pertraukėlę tikrai puikus malajiečių šokis. Šį kartą šoks tik merginos. Likite su mumis. Omaras ziņo, ka Robinson finalisti... Omaras pranešė, kad finalistai pagaliau atplaukė. Pažiūrėkim merginų šokį. Dejo tikai sievietes. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, nona yang lawan, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, nona yang lawan, pakai kain songket, pakaian budaya. Mata memandang, tidak seperti batik basahan. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Berbagailah macam boleh digayakan setiaplah hari jikalau berjalan. Sungguh banyak dipakai musim hari raya, miskin kaya kecil besar tua muda. Miskin kaya kecil besar tua muda. Apalagi yang lelaki tua, dia berjalan dengan kaki 3. Tersenyum pula sambil tertawa, sayang sedikit giginya 2. Tersenyum pula sambil tertawa, sayang sedikit giginya 2. Pemuda-pemudi kalau berkain songket, alangkah indah berseri bertambah cantik. Alangkah indah berseri bertambah cantik. Kainlah songket tenun Melayu, mula asalnya dari Terengganu. Oh abang yang manis, nona yang lawan, pakai kain songket, pakaian budaya. Oh abang yang manis, nona yang lawan, pakai kain songket, pakaian budaya. Baltijas Robinson 2002 Robinzono žaidimo finalistai jau atvyko. Netrukus juos pamatysim. Na štai, visi 3 geriausiai Baltijos šalių Robinzonai. Kristin, Rano ir Rimas jau čia pat ir mes tuoj juos pamatysime. Tere tulemast tagasi ja meie 3 Netrukus pamatysime finalisti Robinzono Kristin, Rimas finalininkus. ja Ranno on kohe-kohe siin.
Kristīne. Sveika, Kristinė. Sveikas, Sveicināt Palcai. pēdējā salas sapulcē. Dabar išgirsi apie save neigiamų atsiliepimų Iesākumā ir per tu minutę dzirdēsi turėsi pārāk pasiteisinti. jauks vārds par sevi, bet tad jau būs minūte laika aizstāvības runai. Kristinė, dažnai kalbėjai, jog manipuliuoji Andrių, kad patektum į finalą. Ir kad jis buvo ne vienintelis vyras, kurio naudojasi, kad patektum į didžiąją salos tarybą. Visuomet buvai apsupta vyrų ir visuomet buvai šalia stipriausiojo. Dažnai palikdavai komandos draugus ir išeidavai degintis į nuošalų paplūdimį. Kartą netgi balsavai prieš Janį, nors ir jautei jam simpatiją. Keista, kad tu iš viso nebalsuodavai nei prieš Rimą, nei prieš Raną. Tai leidžia manyti, kad tu žinodavai daugiau nei sakai ir buvai viena iš pilkųjų kardinolų. Ką gali pasakyti, kad apgintum save? Nu, ko lai es saku? Kągi, Tāda bija mana spēles tokia taktika. buvo mano taktika. Un, acīm redzoties, es tiku Kaip matau, ji pasiteisino. Visų pirma, žinokit, kad ant nieko nepykstu. Es ne uz vienu neturu ļaunu prātu. Man patika visi Visi Robinzonai buvo mano draugai. Un, ja es to darītu, tas Jei bija kai tikai kuriuos tādēļ. ir išnaudojau, tai tik tam, kad ilgiau pasilikčiau saloje. Es ļoti atvainojos, ja es esmu Atleiskit, jei kādu kurį sāpinājusi įskaudinau. un pateikusi ne kādu rupju vārdu. Tiek. Tas ir viss, ko tu varēji pateikt. Nu, es nezinu, ko lai saku. Apmēram arī minūte būs pagājusi. Minutė jau prabėgo. Tere, Ranno. tere, Emil! Ja tere Ranas tulemast Veigas sulle atvykęs į paskutinę viimasesse salos saarga. tarybą. Sa saad 1 Tu minuti turi lygiai ennast 1 minutę kaitsta pasiteisinti ir ja paaiškinti, seletada, kodėl viskas miks see atsitiko kõik oli būtent just taip. nii. Ranno, tu beveik paslapčia prasprūdai į finalą. Buvai nepastebimas per visą Robinzono ekspediciją, laikėsi atokiai nuo kitų ir tik todėl patekai į finalą. Niekada neprisėmė lyderio atsakomybės ir stengėsi būti bet kurio vadovo užnugaryje. Pirmose rungtyse buvai stiprus, bet vėliau atsipalaidavai ir gyvenai tik kitų sąskaitą. Tu nesi kovotojas, esi pasyvus ir lauki, ką dar iškrės gyvenimas. Sudarai ramaus berniuko įvaizdį. Ar manai, kad toks ir turi būti tikras Robinzonas? Mul on andnud tõenäoliselt parima Visose rungtyse stengiuosi iš paskutiniųjų. Nepasidaviau. Mul on andnud parima, mis ma suudan anda. Et see, et ma vaikne olen, Kodėl aš toks tylenis? Vahel teen mõne kurja sõna Tiesiog toks esu. Žinoma, kartais ištariu ir kokį riebesnį žodelį, ypač kai supykstu arba susierzinu. O šiaip buvo tikrai nelengva, bet man atrodo, vis dėlto pavyko, ar ne? Ar buvau kitų šešėlyje, vargu? Tikiuosi, visi mane prisimins kaip ramų, tačiau įdomų vyrioką Raną. Tikrai ne kaip kokį šešėlį. Esu toks, koks esu. Jokios kaukės susidėjęs nebuvau. Esu labai patenkintas, kad pateko į finalą ir jaučiuosi puikiai. Mingit maski ei kandnud. Ise olen rahul sellega, et nagu olin, kui kaugele jõudsin. Ja väga hea on olla. Tänan sind ja soovin Ačiū sulle ir sėkmės. viimasel hääletamisel. Aitüma, Emil. Tai visų pirma, sveiki visi, sveikas Rimai ir visų pirma, ar kelionė buvo verta geriausių Baltijos šalių Robinzonų? Gabalais reiktų sakyti. Gabalais? Taip. Bet buvo ir ir gerų sunkių. gabalų. Kartais atrodė, kad tas prizas kaip rungtis. Gerai, bet iš esmės ne apie kelionę. Jau ir Kristin, ir Rano girdėjo, kai ką apie save turėjo 1 minutę, kad patvirtint ar paneigti tą, ką išgirsi dabar, tai išgirsi tu apie save. Paskui minutė pasiteisinimui arba pritarimui. Rimai, buvai šioje ekspedicijoje labai šaunaus vaikino pavyzdys. Kartais net per daug šaunaus. Visada stengiasi daryti tai, ką kiti laikytų vos nežygdarbiu. Nesaugodamas savęs, kopdavai į palmę, susižeisdamas rankas ir kojas.
būdamas toks stiprus ir vikrus, leidai, kad tau įkastų jūsų komandos draugas Pitonas Zigmas. Laimėdamas rungtį, erzindavai priešininkus, specialiai neskubėdamas paliesti Robinzono statulėlės. Tapęs estų komandos lyderiu, taip norėjai jiems įtikti, kad ant skruosto net nusipaišei Estijos vėliavą. Tuo tarpu tiek Janis, tiek Reno liko savo komandų patriotais. Ne kartą sakei, kad Robinzonų nuotykiai tai tik žaidimas. Tai kas tu? Artistas ar kovotojas? Vieną atsakymą negali, tikriausiai visko po truputėlį. Turi visą minutę. Čia aš nežinau, kieno nuomonė, gal iš visų Robinzonų surinkta, ko gero visai neblogai pasakyta. Ko gero neblogai pasakyta. Dėmesį atkreipti, jeigu stengtis laimėti save ten kaip nors rungčių laimėjimo, atkreipti dėmesį, tai nėra protinga, nes gal atsiduri pavojų zonai. Dėl smauglių įkandimo, viskas iš pradžių buvo, ten lipimas į palmes, draskimasis, ten smauglių įkandimas. Norėjau kuo greičiau, kuo daugiau visko patirti, nes nežinau, kiek aš liksiu saloj. Tai irgi dvi pusės. Iš kitos pusės, jeigu tu atneši ten komandai kokių kokoso riešutų, tai matyt, kad neblogai. O aš tikrai žinau ir Lietuvoje, kad lipsiu į palmę, tai dėl to irgi buvo verta čia atvažiuoti. Tai iš esmės tu neprieštarauji, tu sutinki? Nuomonės gali būti įvairios, taip. Iš esmės, nežinau, neturiu dėl ko labai teisintis. Taip. Gerai, dėkui Rimai. Kristina tik nesugalvos dėl tų neigiamų dalykų. Juk visi puikiai suprantam, kad į finalą patekai neatsitiktinai ir kad sėkmė čia nieko dėta. Dabar išgirsi ir teigiamų atsiliepimų. Taip jau daug geriau. Na, bet be abejo, mes visi trys pripažįstame, kad jūs ir Kristin, ir Turimai, ir Rano yra tikrai verti geriausiojo 2002 metų Robinzono titulo. Ir dabar mes pažvelgsime į jūsų gerasias pusės. Tiek Paulsas, tiek Vytautas, tiek aš, visi mes manome, kad Kristinė, Rimas ir Rano tikrai nusipelnė dalyvauti Baltijos Robinzonų finale. Kristinė, pasielgiai labai drąsiai, kai atsisakei pinigų ir pasilikai žaidime. Gavai galimybę balsuoti 2 kartus prieš tą patį žmogų, tačiau ją nepasinaudojai, kad nieko neįskaudintum. Buvai labai draugiška beveik su visais ir todėl gavai tik 1 balsą prieš save salos tarybose. Tai rodo, kad žmonės tave mėgsta ir nori, kad viskas baigtųsi gerai. Rano ir Rimai. Ar teisinga, kad Kristinė pateko į finalą? Kaip jau sakiau, rungtys buvo labai sunkios ir tikrai sunku pasakyti, ar į finalą iškopė stipriausiai. Buvo daugybė sudėtingų rungčių ir kai kuriuose iš jų pergalė lėmė tik sėkmė. Taigi į finalą patekti galėjo bet kuris iš mūsų. Kristinė labai draugiška, todėl prieš save surinko labai nedaug balsų. Ji ryžtinga ir tvirta. Tikrai puikiai Robinzonai. Ja hakkaja ta on, tugev on, kindlasti hea Robinson. Tiesiog nežinau. Dabar nieko nepasakysiu. Bet tai daugiau tu niekad nepasakysi. Dabar yra didžioji salos taryba. Jeigu nori pasakyti, gali pasakyti dabar. Tiesiog verta. Manau, kad verta. Gerai. Gal aš tiesiog per daug pavargęs, kad rašiau. Gerai. Tu surask, jeigu čia yra paskutinė didžioji salos taryba. Nebemiegok tam krėsle. Įsitemk. Labai patogu. Aš suprantu, kiti to nedaro. Prašau. Rano turi draugišką charakterį ir visuomet stengdavaisi padėti kitiems. Tau lengvai sekasi bendrauti, esi atviras ir mėgsti glėbesčiuotis.
Esi labai tolerantiškas ir gerbi žmonės, nekreipdamas dėmesio į jų blogasias savybės. Saloje tau pavyko pakeisti žmonių įsitikinimus apie homoseksualus ir numalšinti gandus. Netgi jei nelaimėdavai rungties, visuomet norėjai ją laimėti. Niekuomet nedvėjojai, jei reikėdavo rungtis dėl komandos, net tuomet, kai reikėjo suvalgyti pilną lėkštę šlykščių gyvių. Kristinė ir Rimai, kaip manote, kodėl Rano dabar yra čia? Manau, kad mes visi trys nusipelnėm čia būti. Pasiekėm tai savo prakaitu. Paulsai, jau pasakei, kad Rano labai malonus, atviras, geraširdis žmogus. Šios savybės puikiai tinka Robinsonai. Labi, paldies. Aš jau kažkada kalbėjau per interviu, buvo ten toks klausimas, ar gėjus gali būti Robinsonu. Tai jeigu mąstant apie tą originalą Robinsono prototipą, tai jis iš esmės gyveno su penktadieniu. Tai ta prasme, ko gero, jisai yra iš mūsų verčiausias tapti Robinsonu. Bet iš kitos pusės aš vis tik atiduočiau savo balsą Kristinai. Gerai, nors dabar buvo klausimas apie Raną. Nu taip, bet tai... Puiku. Rimai, laimėjai daugiausia Robinsono rungčių. 3 iš jų buvo tikrai labai sunkios. Nuo pat pradžių visi galvojo, kad esi vienas iš stipriausių žaidėjų ir tu tai įrodei. Visiems padėjai. Atnešiai daugiausiai kokosų į stovyklą. Salos taryboje beveik niekas nebalsavo prieš tave. Gavai tik 2 slaptus estų balsus. Kristinė ir Rano, kaip jūs paaiškintumėt, kad Rimas yra tikras Robinsonas? Manau, šis jaunuolis Robinsono titulo yra vertas labiausiai. Jis įrodė, kad moka laimėti rungtis ir kad gali būti kompanijos siela. Jis surinko daugiausiai kokoso riešutų. Vyrukas neturintis neigiamų savybių? Visai ne, tokių yra, tačiau manau, kad iš mūsų šio titulo labiausiai vertas jis. Ačiū. Visi iš esančių tikrai Robinsonai, ne tik tie, kurie sėdam šiuose krėsluose. Viskas, ką apie Rimą išgirdom, tikra tiesa. Jis puikus žmogus ir tikiu, kad puikus tėvas. Jis taip gražiai pasakoja apie savo sūnų. Jis tikras Robinsonas. Kaip ir visi mes. Tihti ta räägib enda pojast ja ilus on kuulata, ma arvan, et ta on küll õige, aga nii oleme me kõik. Tänan sind. Dabar reklaminė pauzė, bet prieš šią dar vienas šokis. Įdomu tai, kad dabar šoks vien vyrai. Malaiziešu tautas dēļ, un kas zīmīgi, dejo tikai vīrieši. Prieš didįjį balsavimą vėl mums šoks malajų šokėjai, šį kartą tik vyrai. Na, o mes susitiksime po reklaminės pertraukėlės. Likite su mumis. Dabar vėl reklaminė pauzė, bet prieš šią dar vienas tautinis Malaizijos šokis. Vaatame korraks veel Malaisia rahvatantsijaid. Sedapuhku meeste tants.